Sveiki, chebrytė. Paskutiniu metu ganėtinai dažnai važiuojame į mišką pasivažinėti, tad nusprendžiau parodyti, su kuo mes važiuojame į mišką ir labiau papasakot apie mūsų techniką. Kar, bandys laiką, da? Buvo tylu, dar priešyk man ant galvos. Tai nusprendžiau įdėmiau papasakot apie mūsų techniką, kas čia yra, kaip važiuoja. Nu, žodžiu, filmuojam test drive ant šito kvadriko. Čia yra Yamaha Grizzly 600 šiam. $660 Grizzliukas buvo pradėtas gaminti 2001 metais ir gaminamas iki 2008. Kodėl jisai vadinasi 6 šiam? Viskas labai paprasta. Dėl variklio tūrio. Jisai turi lygiai 600 šiam kubų. Mūsų modelis yra 2005 metų ir kas yra labai gerai, nes 2002 metais Grizzliukas gavo naują galinę pakabą. Iki tol buvo 600 Grizzliukai ir ten dar kitie, tai jie turėjo galę balkę, o šitas jau turi nepriklausomą galinę pakabą su dviejais amortikais. Tai čia du amortikai prieki, du gale, žodžiu, čia pakaba beveik kaip automobilyje. Čia yra stabilizatorio traukios ir visas kitas. 2007 metais išėjo į rinką jau galingesnis ir naujesnis Grizzliukas, tai buvo Grizzly 700, bet jisai turėjo daug bėdų su varikliu, jisai ten turėjo, pirmi modeliai. Po to buvo grįžta prie šito variklio, bet biškį padidinto, bet pirmi 700 buvo nekokie. Kas pasikeitė realiai pas 700, čia buvo kitas variklis ir dasidėjo vairo stiprintuvas. Tai mūsų modelyje vairo stiprintuvo dar nėra, o 700 tai atsirado elektrinis vairo stiprintuvas. Grizzliukus pas mus Lietuvoje ir šiaip visam pasaulyje labai mėgsta. Mėgsta už ką? Mėgsta už tai, kad jie yra labai patikimi. Pas juos visą laik varikliai veža, viskas dirba, diržai neplyšta. Čia yra labai patikima technika. Aišku, kaip ir visa technika, Grizzliukai turi savo niuansų. Pakalbėsim iš pradžių apie patikimumą. Tai iš technikos varikliai čia yra, va tie 6 šiam, yra labai patvarus, ilgai važiuoja, ilgai tarnauja, svarbu tiesiog jį neužpilt, nenuskandint. Dėžė čia yra variatorius ir pas juos net negirdėjau, kad labai plyšinėtų diržai. Bet yra vienas niuansas. Pas šitos Grizzliukus dažnai genda sankaba. Žmonės, kurie važinėja su jais, tiesiog siūlo dažniau įjunginėti low powerą, kad ant high kažkur ten nesimalt, tada sankaba biškį ilgiau gyvena, bet reikia suprasti, kad būtent sankaba čia yra silpnesnė biškį dalis negu visas kvadas, tai tenka kas gal 5 metus ją keisti. Tęsiant kalbas apie patikimumą, negaliu nepaminėti to fakto, kad patikimi Grizzliukai yra būtent seni Grizzliukai. Tai nuo 2002 iki 2011 metų. Nes po to Japonai savo Grizzlių gamybą perkelė į Ameriką. Ir tada prasidėjo pigesnės dalis, pigesnės materialai. Ir netgi dabar, jeigu taisyt seną Grizzliuką, galim pamatyti kainų skirtumą tarp dalių, kur pavyzdžiui kažkokia dalis kainuoja ten 2 eurų, kažkokia 200 eurų. Ir čia bus tas prikolas, kad viena dalis bus pagaminta Amerikoje, Amerikos rinkai ir tų šviežesnių Grizzliukų, o kita bus vis dar japoniška dalis. Tai geriau dėti originalą, tada tikrai ilgiau važiuojate kvadai. Ir netgi tiesiog taisant šitą seną Grizzliuką ir taisant kokį šviežesnį Grizzliuką, tai galim pastebėti beveik kiekvienoj detaliai. Pas senus Grizzliukus plastikai labai minkšti. Jie ten į medžius gauna, subraižyti, bet nėra sulaužyti. Pažiūrėsim šviežius Grizzliukus ir ten vienas kampas išlaužtas, kitas išlaužtas, tas plastikas jau netoks. Tada gumytės materialai. Pas naujus Grizzliukus netgi paprasti riebokšliai guminiai pakeisti į plastikinius. Ir visą laiką priekiniai razdatkiai vanduo. Kas nedaryt vanduo? Pas senus to nėra. Normalus stovi guminiai salnikai ir viskas važiuoja. Čia jau pradėjau kalbėti apie variklį. Tai
Kaip jau minėjau, 600 šiam kubų, čia yra keturtaktis variklis vieno cilindro. Kas įdomu, kad ant to vieno cilindro jisai turi 5 vožtuvus. Man šiaip labai patinka, kad būtent Grizliukės yra vieno cilindro variklis. Viskas dėl to, kad jisai iš apačių, iš žemų apsukų turi tokią trauką, jisai turi torko. Aišku, tai biški atsideda ant jo maksimalaus greičio, nes tas vienas cilindras netaip gerai išsuksi ir jisai nevalit jums ant maksimalkės, bet kam kvadui reikalinga maksimalkė? Mums reikia torko važiuoti iš balų. Tai šitas variklis tikrai veža ir galios virš akių. Čia yra 30 kW. Realiai ten biški svyruoja nuo 2,4 iki 3,2, nes skirtingi metai, skirtingi varikliai, čia pričom dar ir karburatorius, kažkaip prisuks, kas kaip ten pritrauks, dar yra labai daug tuningo, variatoriaus tuningo, karburatoriaus tuningo, ten galima visko prikabinti ir tada ir dėžė smagiau važiuos ir variklis smagiau važiuos, tai ten tie kilovatai biški svyruoja ir jie netgi svyruoja biški iš pačios gamyklos. Dar vienas labai didelis pliusas yra Grizlio svoris. Jisai sveria vos 270 kg ir tokiam dideliam keturačiui čia tikrai yra nedaug. Su 30 kW galios jam pravažumo ir judrumo tikrai labai užtenka. Mažas svoris dar labai džiugina tuo, kad kai susėdi į balą, realiai jisai beveik visada savo pajėgumais išvažiuoja, o jeigu ne, tai užtenka biški stumtelt, biški truktelt ir, aišku, kaip ir visi normalūs keturačiai, reikia dėti gervę, jeigu norisi rimčiau važiuoti, tai būtent į Grizliukus nereikalinga labai galinga gervė. Užtenka ten 2 tonų gervė, tikrai ištrauk šitą Grizliuką iš bet kur. Kaip ir įprastose automobilių test drivuose, pakalbėsim apie saloną ant tiek, kiek čia galima pavadinti jį salonu. Būna skirtingos komplektacijos, būna šildomos sėdynės, šildomos rankinėlės, tai pas mus čia yra šildomos rankinėlės, bet paprasta sėdynė. Manau, šildomos sėdynės jums nereikės, nes labai gerai kaista variklis, labai gerai kaista subinė, kai važiuoji kažkur ir lėki. Nebent tu sukišai savo subinį pilnai į vandenį, tada jo. Kalbant apie vandenį, oro paėmimas yra čia, biški žemiau teliko ir labai tvarkingai padarytas snukis, tad jeigu imt kažkokius brodus ir rimčiau įvažiuot, vandens srovė neužpila filtro. Labai teisingai padarytas paėmimas, bet aukščiau teliko tai tikrai nereikia važiuoti į vandenį neturint šnorkelio. Bet šnorkelis smarkiai sumažina galią. Čia yra karburatorius ir ganėtinai karštas varikliukas, tai jeigu dėt šnorkelį, tada kvadrikas netaip gerai valyt. Ir šiaip apie tuningą, jeigu kalbant, tuningų yra labai daug, bet svarbiausias dalykas yra neprikrauti svorio, nes Grizlis ir važiuoja dėl to, kad jisai nesunkus. Tad irgi važiuojant per vandenį jisai ganėtinai gerai praplaukia. Sorry, biški čia nuo salono temos nuėjau. Mes turim prieš savęs didelį baką, 20 litrų, užtenka pilnai, nežinau, gal 5-8 valandom miške pasivažinėti. Kol kas dar nebuvom taip žostkai važiavę, kad pasibaigtų mums kuras, bet visada galima pasiimti kanistrą, kažkur pasidėti. Priekį gale turim tokius fainus laikiklius, galima kažką prisukti, pridėti, čia gale turim aфиgeną bagažinę. Jo, čia viskas aišku. Pakalbėsim apie vairą. Ką mes čia turim? Čia mes turim šviesas, patsosą karburatorių, viskas čia tvarkoj. Įdomiausias dalykas yra šitoj pusėje. Čia mes turim visų ratų varomų sistemą, visų ratų varomos sistemos jungiklį. Tai Grizliukas realiai yra galų varomas, kaip galų varomas. Jis yra visų ratų varomas, bet galima savo ramiai važiuoti galų, patogiau nusigauti iki vietos, mažiau ryja kūro, šiaip greičiau valyt, mažiau vairą traukia nutavęs, dar čia nėra vairo stiprintuvo, tai įjungus pradeda biškį jisai remtis. Tai va, šitas mygtukas įjungia visų ratų varomų sistemą, o va čia yra mygtukas, kuris įjungia priekinę blokiruotę. Tai gale pas mus ratai visada užblokinti, visada kaip su LSD abu sukasi, priekiniai ne, kad jūs galėtumėt vairo pasukti. Bet būna tokių dalykų, kai vienas ratas iškyla ir pradeda suktis ore, tai įjungus šitą pas jūs mirtinai susikabina 4 ratai ir tada jisai išvažiuoja jau realiai beveik iš bet kur. Prieš save dar turim teliką, kuris čia labai fainai parodo mums visą informaciją.
Ateik, į degimą įjungiau. Parodo mums greitį, parodo pavaras, čia kaip tik matote tą diferencialo blokiruotę, čia kur dabar tik mygtuką rodžiau, kiek kūro, kiek motovalandų, kiek kilometrų, viskas čia labai gerai ir fainai parodyta. Pavaros persijungia kitoj pusėj. Vat, pavaros persijungia, jau sakiau, čia yra pas mus variatorius, tai beveik kaip automatas, būtinai turim nuspausti kojos stabdį, būtinai turim stovėti, tai, bet, kojos stabdis čia kaip toksai safety feature. Tai mes turim, pačiam viršų turim low, čia yra pažeminta pavara, turim high, čia šiaip normaliai vat, su ją tiesiog važinėt, neutralas, galinė ir parkas. Nežinau, parką beveik nenaudojam, nes tolko nėra, čia kvadas vairą pasukai ir jisai stovi, kur tau reikia. Nebent tu realiai žostko kalnerio prisiparkavai. Neesmė, čia ne tas svarbiausia. Čia yra elektros starteris, bet dėl visako, kadangi čia technika offroadinė, yra ir rankos starteris, kas labai džiugina, šitie varikliai visada kūrėsi su normaliai nustatytom karbom, visada kūrėsi iš pusę apsukimo. Jisai dabar yra nepilnai atšalęs, tai pats nijungsim. Tiesiog pasiklausykit, ant kiek gerai jie kūrėsi. Iš pusės apsukimo. Pasatkė ant kvadriko yra labai patogi, mes turim plačią sėdynę, minkštą sėdynę, galima važiuoti kaip ir vienam, taip ir dviese gal net taip malonu patį kvadriką vairuoti, nes ant galinės ašies, kai sėdi svorio, tai biški tada jau priekis toksai nevaldomas. Bet realiai kažkur ramiai iki miško davažiuoti, tai pilnai galima ir dviese važiuoti, gale vietos tikrai užtenkama. Biški liūdnokas yra vairas. Nežinau, kodėl tai padarė Yamahos, bet vairas čia yra toksai kaip čioperių. Tu sėdi taip kažkaip, jis taip biški nulenktas į tave, tai dažniausiai yra tuningas, kad deda kroso vairus, yra labai daug tų visų komplektų, kur toksai jau tiesesnis vairas ir tada maloniau vairuoti būtent varžybom ir offroadom. Ir jo, šitą techniką dažnai važiuoja varžybose, nes yra, kaip jau minėjau, labai patikima. Ne kartą girdėjau tas istorijas, kur pas žmonės ratai va taip stovi, arba ten razdatkė sulūžo, ar dar kažkas, ir jie vis tiek savo hodu grįžta namo. Svarbiausia tiesiog nenuskandinti variklio. Bet ir tas, mes turim tik tai vieną cilindrą, tai jeigu greit supratom, kad kažką padarėm, nereikės daug išsukinėti žvakių, daug valyti, daug žiūrėtis, galima lengviau išgelbėti variklį ir sunkiau jį nužudyti. Tai čia irgi kaip ir patikimumo pliusas. Tiek daug sakau gero apie grizliuką, tai pasakysiu vieną labai didelį minusą būtent naujokams. Iš pradžių pasakysiu, kad šitas aparatas aфиgenas naujokams dėl savo kainos, patikimumą, dėl to, kaip jisai valė, dėl to, kaip jisai pravažiuoja ir dėl to, kiek emocijų jisai duoda, dėl to, ant kiek giliai galima sulysti ir purvą ir suprasti visą šitą offroadą. Bet taip pat yra labai didelis minusas naujokams. Jo bazė yra labai trumpa ir labai siaura. Jisai visur pravažiuoja. Taip, bet jisai ganėtinai aukštas ir lengvas ir jisai labai lengvai vartosi. Jisai kaip ant šono labai lengvai vartosi posūkė, taip pat į kokį kalnelį ar iš kalnelį jisai pro priekį ar pro galą gali labai lengvai apsiversti. Pro priekį dar nesu labai matęs, bet esu matęs, kai kalniuką žmonės važiuoja, paspaudžia gazą ir kvadas tiesiog apsiverčia. Tai su šituo reikia būti labai atsargiam. Nes netgi mes čia žinodami, aš porą kartų ant 2 ratų pastatęs šitą kvadriką esu, neatsitiktinai, toksai važiuoju pasakoju, jisai tiesiog ant 2 ratų kilsta ir netgi mano svoris ant vienos pusės negelbėja. Labai lengvai apsiverčia, tai reikia visada mąstyti, o su jo galingumu ir greičiu galima pridaryti labai rimtų bėdų. Ir savo. Jam tai beveik nieko nebus, čiagi grizli. O va jums dar kaip tik vidosas, kaip su grizli daryti nereikia. Šiandien į jokį rimtą offroadą nevažiuosiu, čia biškai pevoj prasivažiuosiu, parodysiu, kaip jisai valyt. Jeigu norit pamatyti biškai rimtesnį offroadą, tai pas man kanale yra vidosų, čia kažkur viršui dabar turi išlyst
pasakymas, kur parodės būtent offroad video su šito kvadu ir mano motociklu. Bet noriu pasakyti, kad jeigu jums įdomu, ką gali daryti šitas kvadas su jungtom blokiruotėm ir visko, tai surinkam ant šito videoso 100 laikų. Ir aš pabandau susitart su ko nors, kad jeigu ką mane išgelbėtų, nes kol kas dar gervės neprisukau. Ir pabandysim sulyst į kokį, tokį rimtą offroadai, tokius rimtas balas, kaip tik dabar ruduo, miškai turi pabiškį šlapt, tai manau, rimtų purvų surast galima. Tai jeigu jums tai įdomu, dėkit laikus, surinkam laikus, lėksim į tokį rimtą offroadą. Kalbant dar apie važiavimą, šito tai man kažkaip nieks nepapasakoja. Mes žinom, kad offroad'e džipai visada nuleidžia padangas, tada pradeda geriau važiuoti. Ta prasme, geriau pravažiuoti. Bet kažkaip niekas nesakė, kad tas žaidimas su padangų oro slėgiu, su tokia technika kaip keturračiai ir kaip krosiniai motociklai labai daug atiduoda ne tik ant pravažumo, o ant pačio valdymo. Čia kažkaip buvom biški daugiau pripūtę, gal po 0,5 baro ir viso, tu miške kažkaip kitaip jauti tą keturratį, jisai plėšo vairą ir mocai, tai reikia daug pasidomėti, pasibandyti, išbandyti skirtingus slėgius, tai dabar važiuojam kažkur apie 0,3 baro ir taip yra komfortiškai. Tai tokie dalykai, kuriuos jums nežinau, kas pasipasakos, mes čia eksperimentų dėsniais kažkaip tokį dalyką atradom. Aišku, čia yra parašyta, kiek reikia pripūst, bet vis tiek čia ir parašyta ir 5, ir 0,3, ir 0,5, ir 0, skaičiai prirašyti prie skirtingų čia svorių, prie skirtingų ratų. Tai jo, reikėjo biški pasidėmėti, biški pasibandyti ir tada suradom, kaip kas važiuoja. Čia yra stokiniai ratai, ta prasme, jie ėjo pas grizliukus, ir didesni, ir mažesni, čia yra nuo grizlio būtent ratai su biški didesniom padangom, su biški piktesniu protektorium, bet ir paprastas stokinis grizliuko protektorius labai gerai važiuoja, o jeigu jums reikia vapšė, bet neturit pinigų labai smarkiai atnaujinti kvadriką, galima tiesiog atsinaujinti padangas ir nupirkti traktorinės padangas ir pizdėt kaip malt balas. Tai manau, mes kažkada tai tikrai padarysim, nes kai bus gervė, tai kažkur užstriksim taip, kad norėsim pravažiuoti be gervės. Pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim, karoči. O kol kas gal tiesiog prasivažiuojam, parodysiu kaip valyt. Parodysim, kaip atrodo, kada įjungi sistemos. Tai dabar mes turim galų varomą, čia nieko neparodyta. Nuspaudus šitą mygtuką, o šitą va, įsijungia visi varomi ratai. Tai dabar pas mus visi varomi ratai, bet nėra blokiruotas, tai vairas taip pat ant gazo lengvai suksis, gal biškį lups, bet turėtų būti beveik viskas tas pats. Gal pabandysiu biškį ištartuoti iš visų varomų, gal pamatysiu, kad smūgis netaip kyla. Po to įjungsiu blokiruotę, parodysiu, kaip atrodo blokiruotė ir biškį pasuksiu, pamatysiu, kad plėšo iš priekinio rato. Mes turim šitą mygtuką taip atspaust ir čia, lock. Nuspaudžiam. Va, įsijungia blokiruotė. Lock diff ir dega raudona. Tai dabar vairą bus beveik nerealiai pasukti ant gazo, prieš labai, bet netgi larmiai dabar važiuosi, pamatysi, kad plėšo žolę. Nes užblokuotas mirtinai diferencialą. Mirtinai užblokinis priekinį dypą. Reikia
tokį, kad ten dantukai turi nueit. Tai biškį pakrotom, pavarą išsijungia, viskas teisingai, viskas čiūkia. Vat kaip tik jums įrodžiau, parodžiau šiaip, kaip veikia visos sistemos ir kaip tik jums dabar parodžiau, ką turėjau omeny, kai sakiau, kad keturratis trumpabazis lengvai vartomas. Dėl savo niutonų iš apačios, dėl savo traukos, jisai labai lengvai kyla ant galinių ratų, patys pamatyti čia. Tai va, su to reikia būti labai atsargiam, bet čia priduoda jam tiek linksmybės, tiesiog neapsakomai. Ir taip pat čia yra labai geras pliusas važiuodami per kokią gilesnę balą, nes iš gazo galima iškelt snukį, labiau kapot ir praskrist balą. Va tai va. Gerai atrodė, gerai, gerai. Jo. Ta, chebrytė, štai toks yra Yamaha Grizzly 600 šiam 2005 metų gamybos. Ačiū Jums už dėmesį. Tikiuosi šitas epizodukas Jums patiko. Dar kart kartuoju, jeigu norit rimto test drive'o būtent purve, tokio žostko, tikrai žostko, tai surinkam ant šito video 100 laikų ir aš iškart planuoju lėkti su juo į offroadą, dar prigriepsiu kažką į pagalbą, kad mane ištrauktų. Tai jo. Rašykit komentarus, kaip Jums Grizzliukas, kokie keturračiai patinka būtent Jums ir subscribinkit šitą kanalą. Bus dar daug linksmų ir įdomių epizodų. Ačiū Jums už peržiūrą. Iki sekančių.